Na, sveiki, mano chebrytė. Prasidės risiukas mano. Man iki taško kokie 1000, beveik 200 virš kilometrų, kažkas tokio. Labai daug turiu taškų Vokietijoje įsikraut, gal 13, 14, kažkas tokio. Tai per visą Vokietiją važiuosim. Žodžiu, link šiaurės judėsim, link Berlyno, link Hamburgo važiuosim pusę. Ir taip link Olandijos pusę. Na ką, judam po biškį, kaip rytė, važiuojam. Tavo nesutikau sniego. Tai va, nors Lenkijoje pirmą kartą sniegą pamačiau. Sninga. Žiūrėjau, orų prognozę turėjau ir pas mane snigt Lietuvoje, Alytuje, bet nesninga kažkodėl. Tai nors Lenkijoje sninga. Šiuo metu susivalkosi, užsipiliau kurą. Ką, judėsim toliau. Slidoka, bamas yra slidoka. Nu, pradžiai nusižiūrėjau 8.5. Paskui žiūrėsiu, jeigu normaliai bandysim važiuoti greičiau. Dar biškai jaučiasi slidu, nes lengvosios irgi lėtai važiuoja. Jeigu biškai pristabdyti. Tokios biškai blogos oro sąlygos. Kažkas buvo, jau kokia avarija buvo. Jezus, man kiek mašinų susidaužė. Nu, dar viena čia avarija. Jau antrašinė avarija. Kas čia? Maps. Apsivertė. Pūra. Maps. Darosi Jėzė. Apsivertė šitas. Eina namas. Su kolega važiuojam, tai linksminomės. Pasnigo ir geri orai prasideda. O kamščiai tai kilometriniai. Avarija. Stabdė eismą, važiuot kitur reikia. Žiauru. Pūgas, sningas, slidu. Kiek pusto, kad nieko nesimato realiai. Katastrofa. Skiriasi 200 ar 300 plius minus kilometrų skirtumas. Ten daug sniego sninga, o šitoj vietoj rūkas, sniego nėra. Labai įdomi kažkaip. Kad darbai baigti. Žodžiu, labai daug avarijų mačiau. Žiauriai daug. Gal kokios 4 avarijas mačiau. Nu, reikia kažkaip atsargiai važiuoti. Nu, žinau, visko būna gyvenime, bet važiuokas hebra 50 ar 60 bijo taip važiuoti per tą sniegą. Labai daug lengvųjų sudaužė. Kokios 4-5 mačiau vienam krūvė. Baisu. Nu ką, padarysi. Nu ką, man liko iki taško gal 312 km. Tai kažkur po pietų, gal kokią 2-3 valandą turėčiau būti tenais. Gal anksčiau išeisiu, žiūrėsiu kaip seksis. Nes važiuosiu bamais ir paskui jau ne bamais važiuosiu. Tai tenais labai daug laiko atima nacionalkiam visokią važinėti. O kol kas iki. Sutiksim rytoj. Ką? Labas rytas ir čia sninga. Nedaug čia sniego. Apart vakar, kai jis buvo, o ten tai sniego krūva. Ką, važiuojam, nedaug liko 200 su biškių kilometrų. Turim sugrauti būtinai šitą pirmą tašką ir važiuosim link Hamburgo. Na va, aš jau Vokietijoje. Dar spėjau sugrauti vieną tašką. Būčiau važiavęs dar į link Hamburgo pusės, bet žiūriu kažkaip 1615 kodas vokiečių link Berlynos. Netitinkama realybės, net nesuvesta buvo man iškrovimo. Aš net dokumentų neturiu. Tai atsiuntė valdžia dokumentus, o gaila, kad tas taškas nedirba šiandien, tik rytoj dirbs. Būčiau dar šiandien įsikrovęs šitą tašką ir būčiau važiavęs link Hamburgo pusės. Ką padarysim? Dabar teks visada nelaukt. Tai čia pas mane
valandų 2. O ir rytoj nuo 9 ryto jo dirba. Oi, kimarinsiu šiandien visą dieną. Nieko, įsikrausim į šitą tašką. Rytoj bandysim kažkaip įveikti dar 2 taškus. Antrą tašką gal įveiksiu rytoj. 3 tašką nežinau, nes dirbu iki 4. Bet šiaip kelio dar nemažai yra važiuoti. Būtų gerai dar šitus 2 taškus įsikraut dar link Hamburgo pusės. Ir tada link Bremeno pajudėčiau. Link kitų taškų, link šiaurės, link Olandijos pusės. Tenais vokiečių. Gal išeis, žiūrėsi kaip seksis. Biškai sugriovė planus. Sugriovė. Nes tas taškas neturėjo būti man įdėtas. Nu, yra kaip yra. Ką, kai marinam šitam parkinge. Marinam. Ką daryt? Ką, kol kas iki rytojus bandysiu, gal kažką dar pakūrisiu, kokį vidosiką. Gal kažkur išeisiu pasivaikščioti. Labą rytą, atvažiavau iki taško. Tai sakai, tipo 9 valandą atsidaro. Ai, Jėzus Marija, dar tiek laukti reiks. Kaip čia dar laiko? 36 minutės. Galvom, žinai, anksčiau atvažiuosiu. Įsimėsiu išeis. Bet ne, sako, 9 ryto. 9 valandą galėsi įsimesti. Nesmė, kad dabar jie dirba su baldais. Va, kas gaudinėja. Ei, kokia nesąmonė. Kokia nesąmonė. Kas per vokiečiai? Tik 2 šitie kaipgi pohai. Tik aš yra įsikraut. Aš va vynas įsikraučiau va greit ir važiuočiau toliau. Eik, tu matik. Nieko, biškai palauksim, gal mažu greičiau išeis įsikrauti. Gal nereiks 9 valandą laukti. Nu, žiūrėsim. O kitas taškas liko 246 km, link Hamburgo judėsiu. Aišku, reiks vienas pauzės pasidaryti. Kaip žiūrėjau, šitas įsikrausiu ir dar kitą įsikrausiu. Paskui jau į kitą tašką nežinau, ar spėsiu. Link Bremeno važiuoti reikės, dar kamščiai, tralele. Tai vėl žiūrėjau, kad kokią 3 valandą, 4 ne kažkur nestotų. Bet tada rytoj turėčiau nemažai įsikrauti, kokius gal 6 taškus. Jeigu išeis, visas gerai seksis. Na ką laukiam, ką padarysi. Namukai šiaip vokiečių gražus, yra ką pamatyti. Sveiki, mano žmogaliukai. Neturėjau tam laiko labai filmuoti, labai skubėjau, žiauriai labai norėjau įsikrauti labai daug ką. Tai įsikroviau iš viso 8 taškus. Čia mano rekordas. Daugiausiai esu įsikrovęs 7 taškus, bet 8 dar neteko įsikrauti. Na ir viskas, liko rytoj paskutinis taškas, liko 27 km. Tai apie kokią 7 valandą ryte įsikrausiu šitą tašką. Ir važiuosiu į pakrovimą. Pasikrausim irgi baldus, bet jau būsiu pilnas. Ir važiuosim link namų rytoj. Žiūrėsiu, kaip seksis. O, rytoj jau galėsim pafilmuoti. O šiandien kartą atsiprašau, kad neturėjau to laiko pafilmuoti, atsiprašau, bet jau šį kartą filmuosiu. O kas, iki. Sveiki. Aš dabar įsikrausiu tą tašką. Paskutinį Vokietijai baldus. O dabar atvažiavau pas Lietuvį pasikrauti taškutį. Irgi baldai bus. Kol kas pas mane dabar mašina yra tuščia. Va, galiu parodyti greitai. Pasikrausim ir važiuosim link Lietuvos. Bus nemažai darbo. Tai va, baigiau darbus. Nusipisau. 11 valandų dirbau. Aišku, dar sėjo ir pauzė, manau.
Bet 11 valandų dirbau, dar padėjau, nes prašė. Ir 20 eurų užsidirbau, davė. Tai 20 eurų, įsivaizduokit, chebra. Tai jau galėjau neduoti pinigų. Galėjau pasakyti, kad dėkui ir viskas, nes 20 eurų, tai čia 11 valandų dirbti, tai skaičiau stroikėse, gaučiau pagalbinis, pavyzdžiui, darbuotojas gautų 80 eurų, o čia 20 eurų. Žiūriu. Nieko pasikroviau, žodžiu, žiauriai supilnas, tikiuosi nestabdys mane kokia transportinė ir panašiai. Netikrins, reikės patys atsidaryti galą, tai tikiuosi negriūs, nes tikėtina, kad gali griūti. Viskas, bus kaip bus. Tai va, dabar žiūrėkite, greitis yra 70 beveik, 7,75, o lengvoje važiuoja pirmajose ir draugėjais. Do you know when you call love, when to be gone? Pavažiavus apie kažkur plius minus nuo Vokiečių sienos iki Lenkų pusės link Lietuvos 200 km pilna sniego. Ten prabuvau, tai ten nebuvo jokio sniego. Normaliai. Tai labas rytas, kaip ryte. Žodžiu, vakar nuvažiavau apie kažkur 740 km, stojau. Ir liko man plius minus iki bazės 500 km. Tai vėl naktį praktiškai važiavau, apie 3 nakties. Tai man praktiškai liko iki namų 166 km. Spėsiu šiandien, nes 2 valandą man parinis grėsia, tai spėsiu. Nuspėgau pusvalandu, kad žiūri piegadorys, eina nafig. Gerai, kad dabar biškai pašvito, nes dar pauzę darausi. Dar liko iki pauzės, dar 3 minutės, dar bandysim važiuoti, kad nors dar važiuoti iki namų. Žiūrėkit, kiek sniego Lietuvoj. Pas mane Vokietijoje, jeigu tenais trynėjausi, sniego nerasi, o čia vien pusnys. Eina šimydam sniego. Tai, labas. Geras. Baigiau reisuką, kai sakoma. Reikia atsisveikint iki kito karto. Tai, kam nesunku, paskraibinkit. Mūsų jau yra 407 žmogeliukai. Ir darom 500 subscribe. O gal kas tiek, iki.